Labai ačiū už kvietimą. Manau, kad labai svarbu yra dalintis mažom patirtėliam, nes visi pereinam per savo kažkokius kūrybinius ciklus ir bendraujant su kitais žmonėm sužinom, kad kitų patirtis gal šiek tiek kitokios, o gal iš vis kitokios. Tai, man atrodo, tas dalinimas savo veikimo būdais yra gan svarbus, ypatingai, kadangi esame tokiam laikmetyje, kur susiduriam su problemom, kurios didesnės už mus. Mano šiandienos tema nuo etikos link estetikos siūlo man pačiam tai, kad dirbant su estetika ir darant architektūrą ir objektus, mane valdo kažkokios tai jėgos, kurių aš negaliu perlaužti. Prieš mane kažkokia tai stiklinė siena, kurios aš negaliu, kurias aš nematau ir aš negaliu jos įveikti. Ir aš savęs pats klausiu, kas motyvuoja mano kūrybinius sprendimus, kodėl aš taip darau. Ir žiūriu atgal, jau kažkoks atstumas nubėgtas nuo tada, kai 2002 metais aš baigiau studijas ir kai kurios klausimus aš jau savo galiu atsakyti. Ir dažnai tos klausimus man padeda atsakyti iš tikrųjų kiti žmonės iš skirtingų labai sričių, nebūtinai architektūros, mados, dizaino, verslo ir panašiai. Dabar jeigu imti laikmetį iki mano studijų arba pačias studijas, tai aš galvoju apie save, kad aš visada buvau environmentalistas. Man niekada nekildavo klausimo, kad nieks niekur nedingsta, kad viskas yra žiediška, kad vienas būvis pereina į kitą ir atliekos gali būti arba tarša, arba trąša, priklausomai kaip su jomis elgiamasi. Dabar 2002 metais aš baigiau studijas ir Europai buvo toksai pažadas, kad viskas bus gerai. Tokia euforija, ekologinė euforija. Valdas Adamkus buvo išvalęs didžiuosius ežerus. Pasirodo įmanoma, jeigu yra noras. Milijardus kainavo, labai brangiai, bet švarus. Kokia nors naftos kompanija British Petroleum išsikėlė savo šūkį Beyond Petroleum, kad kažkas tai naujo atsitiks su energetika. Ozono skylė ėmė užsidarinėti, nes čia visada, kai buvau vaikas, buvo kalbama, kad ozono skylė didėja. Fainai. Nekalbant jau apie politinės deklaracijas, kurios buvo suformuluotas ir daugelis iš jų buvo pirmą kartą priimtos kaip konsensusas. Pavyzdžiui, Jungtinės tautos suformulavo taip vadinamą TVT, kas yra tūkstantmečio vystymosi tikslai. Ir ta deklaracija buvo priimta dauguma, 190 šalių sutiko su deklaracijom, kurios kalbėjo nebe apie ekonominį vystymąsi, ne tik apie skurdo mažinimą, bet apie teisę į švarę ir darnią aplinką. Dabar esam praėję 25 metai maždaug. Esame jau gerokai pažengę nuo 2000-ųjų ir man dabartinė situacija labai gerai pailiustruoja duomenis,
kurie gaunami šitoj Havajuose įsteigtoj stoty, kuri nuo 60 metų matuoja anglies dvideginio proporciją atmosferoje. Čia mes matome ją šioje fotografijoje. Ir tai kairiai pusėje grafikas rodo, kad 2000 deklaracija niekaip neįtakojo tai, ko buvo siekiama. Dabar yra visokių nuomonių, kad tas anglies dvideginio pėdsakas galbūt nėra toks svarbus, galbūt istoriškai dėl ugnikalnių išsiveržimų ir panašiai jis visada svyravo, tačiau aš labiau tikiu savo mėgiamo mokslininko James Lovelock tyrimu ir teigimu, kad gyvybė Žemėje apskritai galėjo atsirasti dėl labai pastovios dujų proporcijos Žemės atmosferoje. Labai rimti klausimai. Tad šita iliustracija kaip ir man kelia klausimą, iš tikrųjų, ar mes gyvename toje postmodernioje košėje, toje mišrainėje, galim ištraukti tiesas, kuriomis vadovaudamiesi bent jau tie žmonės, kurie linki visiems gero arba planetai mūsų gero, galėtų dirbti. Ir tokio labai konkretaus atsakymo nėra, nes tai iš tikrųjų beprotiškai didelis klausimas. Ir aš suprantu, kad mes visi, ir ypatingai aš, naviguojame tarp kažkokių citatų ir įtarinėjame, ar tai yra tiesa, ar vis tik tai kažkas yra nepasakoma. Jas deklaruojant. Tai dar galvoju, ant kiek skirtingas šitas laikas yra nuo, sakykime, mūsų senelių laikmečio. Tai mano senelis grįžo iš tremties ir jis gyveno Klaipėdoj, baigė neakivaizdiniu būdu statybos inžineriją ir statybos jam keldavo didžiulį džiaugsmą. Jeigu jis mieste vykdavo statybos, jis eidavo žiūrėti ir stoviniuodavo aplink statybų aikštelę ilgas valandas. Tiesiog džiaugdavosi to progresu. Ar mes galime būti progresyvistais? Manau, kad tai neįmanoma, nes už to progreso mes matome tą trivialumą, kurį neša tas progreso procesas. Ir klausimas, kaip gyventi su ta situacija ir kur čia vieta yra saviraiškai. Brian Eno sako, do nothing for as long as possible. Galbūt tai yra receptas. Parinkau kelias citatas, kurios galvoju, kad atitinka mano būseną ir mano galvojimą. Mano labai mėgiama menininkė Andrea Zittel, Kalifornijoje įsteigusi yra rezidencija ir kurią vadina meno kūriniu AZ West. Jis rašo, maždaug prieš 10 metų, nusivylusi tuo, kad po daugelio metų skaitimo, rašymo ir mąstymo, vis dar jaučiausi tarsi nieko nežinočiau. Nusprendžiau sudaryti sąrašą kelių dalykų, kuriuos, kaip maniau, tikrai žinojau. Šios mažos realybės pamažu susiformavo į besivystančią tiesų visumą ir
reikšmingų ir nereikšmingų. Čia jo serija. Tai jau aš tikrai žinau. These things I know for sure. Mes esame laimingiausi, kai artinamės prie dar nepasiekto tikslo. Šis jausmas taip pat apima fizinio judėjimo per erdvę atvejį. Mes laimingesni automobilyje, kadangi judame į priekį link suprantamo ir pasiekiamo tikslo. Labai gražus piešiniai. Numeris 10. Išsilaisvinimo jausena mus aplanko ne tada, kai esame visiškoje laisvėje, o tuomet, kai gyvename savo pačių sukurtų ir savo patiems priskirtų apribojimų rinkinyje. Čia kalbant apie tą stiklinę sieną, kurios neįmanom peržengti kažką darant. Atrodo, tai būtų lengva daryti kitais būdais. Numeris 4. Visos medžiagos galų gale yra ir byloja apie nusidėvėjimą. Dėl to svarbu kurti objektus, kurie naudojami atrodys vis geriau ir geriau. Numeris 3. Priežiūra atima laiką ir energiją ir kartais gali nustelbti kitas progreso formas. Dabar, kalbant apie tai, kaip aš darau architektūrą ir objektus, tai pradėsiu nuo tokios vietos, kuri vadinasi sandėlis. Čia kelios skaidrės. Sandėlio poreikis atsirado, kaip pastebėjau, kaip ir Kamilė sakė, nuo 2002 metų dirbu Anglijoje, pastebėjau, kiek apyvartoje yra daiktų ir kaip jų greitai atsikratoma. Kadangi dirbau firmoje, kuri specializavosi į aukštos specifikacijos projektus, turėjau gaudymasi kokybėje ir daiktų kokybėje, jų ilgaamžiškume ir, aišku, jų kainoje. Ir tuo metu Anglijoje, ypatingai Londone, vyko labai intensyvi migracija. Tiesiog žmonės vieną po kito pirko gerai įrengtus butus, samdė statybininkus, kad jie būtų įrengti dar geriau. Ir kaip visi žinome, Anglijoje labai daug pinigų, bet labai mažai vietos. Tai kadangi viso to gėrio nėra kur sandėliuoti, visą tai atsidurdavo internetiniuose aukcionuose. Ir aš, kai negalėdavau savęs sulaikyti, reiškia, matydamas tą kokybę ir tą grožį, tą dizaino energiją, tai karts nuo karto įsigydavau daiktų ir sandėliuodavau jas jau Lietuvoje, ne Anglijoje. Galvodamas, kad tai tikrai galėtų atsidurti kažkokiam tai fainam, vertam to objekte, kurio biudžetas, sakykime, neleistų tos kokybės įsigyti.
kitas veikimo būdas yra visiškai nenaujas. Tai, sakykime, ką daro Rotor, kurie antiek artikuliavo savo veikimo būdus ir išaiškino architektų bendruomeniai, kad perpanaudoto arba panaudoto padėvėto daikto kokybė jinai gali ir tarnavimas gali būti pratęstas daug laiko. Tai mūsų šeimoje, pavyzdžiui, tai buvo ir daugelio garantuoja šeimose 80-ais, 90-ais tai buvo praktikuojama ir tai nebuvo kažkoks stebuklas. Tai, pavyzdžiui, mano tėtis, jisai dirbo vyr inžinierių įmonės, tuo metu buvo vykdoma Klaipėdos dramos teatro rekonstrukcija ir prieškario statybos namo elementai keliavo į tos statybininkų bendruomenės sodo namelius. Ir aš kaip vaikas būdamas turėjau galimybę prisiliesti prie tos 100-metės kokybės ir tiesą sakant, jau tada supratau, kad čia yra labai aukštos kokybės gaminiai. Pavyzdžiui, stoglangis, metalinis stoglangis, kurio reiškia profilis ir žingsnis atitinka čerpių išgaubimo žingsnį. Ir aš atsimenu, glausdavau tą čerpę prie stoglangio ir man tai buvo kažkoks stebuklas, kažkas taip galėjo sugalvoti, kad du, sakykime, skirtingo medžiagiškumo elementai gali taip tampriai susikabinti ir būti surakinti ir būti hermetiški. Bet grįžtant prie Rotorų, labai gerai, kad tai buvo pasakyta, tie pamiršti dalykai įėjo į architektų praktikas ir architektų kultūrą ir dabar niekam nekyla klausimo, kad jeigu yra galimybė kažką pernaudoti, tai turėtų būti perpanaudoti ir tai labai dažnai atneša kitą labai malonę tekstūrą ir malonų paviršių su istorija. Čia Vilniaus rajonas. Mes gyvenam šalyje, kur labai daug gaminama granitinių paminklų. Ir laidojimo papročiai nuo XIX amžiaus jie siūlo naudoti daug granito, kuris yra labai brangus ir buvo labai brangus, bet kadangi yra toks didžiulis tos medžiagos importas į mūsų šalį, yra ir didžiuliai kiekiai atliekų. Tos atliekos, atraižos, jos yra labai kokybiškos. Ir tik tai kūrybingumo klausimas, kaip jas panaudoti. Čia negatyvas antkapio. Pavyzdžiui, ta pjovimo linija, jinai labai brangi. Metras kainuoja tokio gylio koks 150 €. Pavyzdžiui, išpjauti tas bangelės, bet visą tai atiduodama nemokamai. Čia mano vienas objektas Klaipėdos rajone, kur yra labai akivaizdus panaudojimas to, kas buvo išmesta, tai kalbu apie akmens atraižas. Ir šioje situacijoje įtikinau užsakovus, kad tai gali būti pigiau už trinkeles betoninės. Darbas kainavo brangiau, sumoje šiek tiek gavosi brangiau, bet iš principo mes su biudžetu išėjom į labai panašią sumą, ką ir būtume išleidę naudodami trinkeles betoninės. O rezultatas daug kartų turtingesnis negu pilkas betoninių trinkelių paviršius. Noriu pakalbėti apie
daug apie galvojimą, kad daiktas, apie išankstinį galvojimą, kad daiktas gali būti panaudotas daug kartų. Prie mūsų mes turim vakarų Lietuvoje sodybą ir karts nuo karto kerta mišką ir kažkokie nepatogus, nestandartiniai nestandartinės medžio dalis būna paliekamos, jas galima įsigyti. Čia nuotraukoje pranas, mano vaikas, užsilipęs ant gan didelio skersmens beržo medienos auglio, kuris nutupia mūsų garaže ir laukia savo momento, kol atsirado poreikis padaryti parodą Ruperte. Ir parodai nebuvo biudžeto. Biudžetas buvo 500 eurų, bet nesinorėjo palikti tuščios erdvės, nes vienas dalykas, šioje erdvėje turėjo įvykti performances, kur turėjo būti kažkokia šiek tiek pagerinta akustinė kokybė ir taip pat norėjosi įskiepyti kažkokių inspiruojančių skulptūrinių atspirties taškų. Aš tuo metu vykdžiau statybas to objekto, kooperatyvinio objekto, apie kurį vėliau pakalbėsiu. Ir kaip tik sutapo taip, kad buvo nupirkta apie 200 kvadratinių metrų lentų. Aš pasiūliau savo draugams, kurie buvo ir mano užsakovai, kad truputėlį aš pasiskolinsiu tas lentas. Jie sutiko, lentas iš lentų nugarinių pusių padarėme instaliaciją. Tai, ką jūs matot. Čia nais. Lentos truputėlį pabuvo šioje parodoje. Vėliau jos grįžo pagal savo paskirtį ir buvo instaliuotas buvo jau tame objekte. Tuo tarpu kelmas irgi pagyveno šiek tiek parodoj, po to dar kokius 2 metus gyveno ir dariau spintutę, turėjau padaryti spintutę. Tas kelmas jau matėsi, kad iš vidaus jisai labai įspūdingų raštų yra. Tai jis buvo supjaustytas ir inkrustuotas į spintos paviršių. Kol kas jis ten ir gyvena. Nežinau, ar trečią kūną galės įgauti, kai jau to baldo nebereikės. Labai mėgstu situacijas, kur atsiranda kažkoks tai likutis. Čia nuotrauka yra iš Giardini, Venecijai, kur čia buvo, jei neklystu, 19 metai šėlo didžiulė vėtra, privartė medžio. Ir šitas kukmedžio, mano didžiulis kukmedis išvirto, nuostabus kvapas iš jo sklido. Mūsų kolegos prodiuserio paklausiau, ar būtų galima susisiekti su parkus prižiūrinčia bendrovė, kad kažkokią dalį išsivežti prisiminimui. Jo pasiūlymas buvo toksai, kad imti ir nekelti galvos skausmo niekam, nes jeigu paklausčiau, tada iš karto kažkas įžiūrėtų kažkokią problemą. Į Vaporetą vos įvežiau šitą kelmą, antrą kartą to nedaryčiau, bet, žodžiu, nuostabus kelmas, tiesiog puikus kelmas. Taip pat noriu pakalbėti apie nesėkmes, kurios natūraliai architektūrinė
architektūrinis procesas reikalauja tam tikros disciplinos ir greičio, nes nieks nenori laukti, sakykime, kol bus suprasta, kaip elgtis su medžiagom, kokius sprendimus priimti ir panašiai. Tai yra buvę situacijų, kur patekau į savo nenorų, į situaciją, kur teko elgtis taip, kaip nenorėčiau elgtis. Mes tais pačiais berods 19 metais darėm Rygoje parodą, Rygos bienalę. Ir pasiūlymą, reiškia, Daugavos upės ir Gaujos upės istorija mus labai inspiravo. Šitas labai stiprus vaizdas, kur sieliai plukdomi Gaujos upe, mums pasiūlė, kad tai turėtų tapti instaliacijos dalim. Ir mes simuliavom, kad rasim vietovę, kur būtų kertami medžiai, netoli upės, juos kažkaip atridentume iki upės, pasidarytume plaustą ir patirtume išgyvenimą, kuris, reiškia, sielių plukdymo išgyvenimą, kurį istoriškai patirdavo kiekvieną pavasarį, reiškia, Latvijos arba platesnio regiono žmonės. Čia taip atrodė instaliacija. Tačiau čia mes pasimovėm ant mūsų geografijos žinių ir vėliau tik tai sužinojom, juk ant Daugavos yra 3 hidroelektrinės pastatytos. Tiesiog 3 hidroelektrinės. Ir viskas baigėsi vietom. Jo, kitas atvejis, 2011 metais dirbome su menininku Dariu Mikšiu, tai jo projektas buvo Už baltos užuolaidos. Jis turėjo sumanimą pažiūrėti į valstybę kaip į mega kuratorių ir išsiuntė apie 500 paraiškų skirtingiem Lietuvos menininkam, kurie kažkada buvo gavę arba premijas, arba stipendijas menui kurti. Ir be jokio filtro surinko, aišku, tie menininkai, kurie sutiko duoti savo darbus, surinko jų darbus ir patalpino į archyvą už tos baltos užuolaidos. Žmonės lankytojai iš katalogo galėjo išsirinkti darbą, kuris paties menininko buvo pristatomas, atnešamas ir parodomas tiems lankytojams. Aš sugalvojau, kad ta balta užuolaida mane inspiravo ir buvo poreikis suolų, kur atsisėsti žmonėm, kad peržiūrėti tuos baldus. Atsiprašau, tuos darbus ir aš galvojau sukurti suolą, kuris būtų išpjautas iš vieno rasto, be jokių, reiškia, suklijavimų. Tai čia kairėje apačioje matosi profilis, kaip jis turėtų būti supjaustytas. Reiškia, kur yra platesnės išpjovos, toje vietoje buvo galvota, kad turėtų įvykti lenkimas ir jis ant karkaso užmautas sudarytų tokį karūnos vaizdą ir būtų stabilus erdvinis, reiškia, baldas. Tačiau dėl medžio džiūvimo, reiškia, pobūdžio, tai buvo neįmanoma ir galų gale
galų gale tas suolas buvo suklijuotas vis tik tai iš elementų, taip kaip jau Staliai norėjo. Jie man pasakė, kad jeigu aš norėčiau tai padaryti, kaip aš noriu, reikėtų perrašyti Baldžių Bibliją. Labai darydamas objektus arba architektūrą labai galvoju, kad jos būtų galima, kai jie atgyvens savo gyvenimą, arba kai jie nusibos, kai įkyrės, arba pasirodys nepatogus, kad jos būtų labai galima lengvai išrinkti, perrinkti ir perpanaudoti. Čia kaimynui padėjau, čia gifas, atsiprašau. Sekundėlę. Kaimynui padėjau įsirengti jo butą, loftą, suprojektavau laiptus, kurių pakopas laiko gravitacijos jėgos. Tai profilis yra trikampio profilio, metalinis karkasas yra, reiškia, toks, kad jis į jį įsistato medinę pakopą ir jį pati save laiko. Čia taip atrodo iš šono. Laiptai. Čia kitas pavyzdys, kuris jau gerokai sudėtingesnis, bet aš pats gaminau šitos laiptus. Iš trečią kartą pavyko, nes pasirodo netgi kompiuterį valdomos staklės, jos turi tam tikrą paklaidą, priklauso į kurią pusę važiuoja frezos galva, bet jau kokie 4 metai veikia ir atlieka savo funkciją, kad nepriklijuotas pakopas, jos esant poreikiu gali būti išstumtos iš savo vietos. Laiptasijos jos suklijuotos, jau su klijais. Šito jau nedrįsau palikti be klijų. Bet pakopas puikiausiai save laiko ir manau, kad tai yra sėkmingas atvejis. Čia va procesas klijavimo. Čia tokį mazgą sukūriau, kuris irgi po šiai dienai yra tvirtas ir laikosi. Reiškia, galvoju, kad tas išplatėjimas atlieka gerą sukabinimą. Komposto nuotrauką. Turim savo balkone kompostą, kuris ieško dar savo formos, bet kaip ir anksčiau minėjau, čia labai jau platus infrastruktūros klausimas, bet kol kas aš eksperimentuoju tai mūsų šeimos lygyje, kad kažką ateityje pasiūlyti miesto merui. Tai va dabar prieisime prie tų 2 objektukų, kurie, reiškia, šitas restoranas, kuris svarbus, nes šviežias, neseniai įrengtas, o kitas Kamilė pasiūlė pristatyti, reiškia, Švitrigailos projektą, kuris yra tom įdomus, kad yra greičiausiai vienintelis, galbūt pirmas kooperatyviniu būdu pastatytas Vilniuje
kaip čia, gal net daugiabutis, nes ten 16 narių dalyvavo tame kooperatyve. Čia matome nuotraukas, reiškia, to pagriuvusio namo, kurį kokiais 2004 metais susibūrė draugai, įsigijo po aukštą ir įsirengė ten puikias, smagias gyvenimui patalpas su dideliais langais, su daug šviesos, bet virš galvų buvo, reiškia, kiauras stogas. Visi žinojo, kad jį vieną dieną reikės sutvarkyti, o stogo tvarkymo kaina yra didžiulė, tai natūraliai siūlėsi, reiškia, idėja, kad ten įrengti patalpas, kad atpirktų tuos įrengimo kaštus. Aš tuo metu dirbau Anglijoje ir tarsi žiūrėjau, pasisiūliau save, reiškia, dirbėti prie šito projekto ir žiūrėjau tą procesą kaip tam tikrą provokaciją, nes dalyvavo labai nemažai žmonių su labai skirtingais poreikiais ir galvojau, kodėlgi negalima būtų pažiūrėti į stogą kaip į sklypą. Tai čia pavyzdys skirtingom spalvom atvaizduoti reiškia kažkokie segmentai. Galvojama, kad tas reiškia, stogas galėtų būti apstatytas blokuotų namų kvartalo. Tiesiog, kad ant namo stovėtų dar daugiau namų. Ta idėja labai greitai atkrito, nes tiesiog teisiškai į stogą negalima pažiūrėti kaip į kažką, kaip čia pasakyti, kažką, kas galėtų evoliucionuoti. Nes čia buvo tokia idėja, kad šitame projekte palikti tam tikro neapibrėžtumo, kad tie segmentai galėtų įgauti skirtingas formas. Ir natūraliai dėl derinimo procesų mes tikrai turėjom pasiūlyti kažką konkretaus, ką būtų galima suderinti. Tada buvo žiūrima į kažkokį variantą, kuris susidarytų iš skirtingų segmentų ir centre galbūt turėtų raudonai pažymėtą terasą, reiškia žmonėm susitikti, kadangi patys žinot, kad ta loftų teritorija labai skupai turi žemės ir buvo poreikis galbūt sukurti kažkokią viešą erdvę, kuri šiuo atveju buvo siūloma ant stogo. Čia maketo fotografija. Tada derinant tą projektą buvo poreikis įrodyti, kad ta teritorija yra tinkama gyvenimui. Vyko ilgos diskusijos su savivaldybė. Tai mes patys įsirengėm, reiškia, patalpas ir prieš atvažiuodami ten gyventi nežinojom, kokios bus gyvenimo sąlygos, bet labai greitai supratom, kad į jokį daugiabutį nenorėtume kraustytis, nes tiesiog nežiūrint to, kad patalpos gamybos pramonės paskirties, bet gyvenimo kokybė kaip gyvenamosios paskirties name. Variantas. Savivaldybė paprašė pristatyti projektą architektų etikos taryboje. Dar Nasvytis dalyvavo tuo metu ir palaikė. Palikas Rolandas recenzavo šitą projektą. Toksai buvo pristatytas. Galutinis variantas įgavo formą, kuri nedaug pakito nuo originalaus stogo, nes dėl teisinių priežasčių mes negalėjom keisti stogo silueto ir iš principo kas įvyko, tai
buvo pastatyta daržinės formos, labai paprastos architektūros, reiškia, objektas. Bet jo įdomumas tame, kad pasirodo, reiškia, žmonių grupė gali, tai yra įmanoma suformuluoti, reiškia, kažkokią idėją ir bendrai ją finansuoti ir įgyvendinti. Tai procese buvo pakankamai daug streso, kai aš gavau statybos leidimą, tai netgi atsikrausčiau laikinai į Vilnių gyventi ir supratau, kad čia bus rimta ir iš tikrųjų buvo rimta, o didžiausia priežastis ta, kad bankai nefinansavo tų statybų. Nes kas yra su statybom, kad tai yra labai brangu, netgi daug uždirbantis žmonės negali labai greitai sukrapštyti tiek pinigų, kiek reikia statybom. Tai tarp mūsų įvyko kažkokios rokiruotės, kažkas atsisakė, kažkas nupirko, bet vis tik tai, gal tuo metu dar netokios brangios buvo statybos, vis tik tai tas objektas buvo įgyvendintas ir patalpos yra labai, nors ir paprastas, bet labai smagios, nes yra gilus balkonai, yra smagi labai kaiminystė ir žmonės užeinantis per naujus metus iš kitur nustemba, kad pasirodo, kad įmanoma kaimynams kartu švęsti naujus metus. Ir jeigu procese aš galvojau, kad visa ta bendruomenė susipyks ir išsiskirs ir nenorės vieni kitų matyti, bet taip neįvyko. Visi labai tampri žmonių grupė gyvena ant šito stogo, kas yra labai, labai fainai. Tai ta kooperatyvinė statyba irgi yra iš to paties ciklo labai svarbus momentas, nes jinai iš esmės skiriasi nuo, sakykime, komercinės statybos, kadangi pačiu pirmoju momentu, kai vyksta susidarimas užsakovas su architektu, jau yra poreikis kokybei. Tai jeigu imti komercinius objektus, sakykime, tai jų motyvacija yra kuo didesnė grąža. Tai iš principo neįmanoma atsirasti gerai architektūrai, kai yra tokia motyvacija. Nebent tai yra prabangos segmentas, kuris įperkamas yra tik labai nedaugelio žmonių. O taip pat su viešuoju sektorium, kas yra gaila, kad vėlgi mažiausia kaina laimė, tai irgi yra tame prieštara, kuri užprogramuoja, reiškia, nekokybės dalykus. Tai kooperatyvinė statyba tikrai yra tas žanras, kurį reikia mūsų regione propaguoti ir bandyti ieškoti būdų, nes mano supratimu tai yra labai geras formatas darbo. Tai tik tai vienintelis, tai būtų galima daryti, jeigu būtų dirbama su bankais ir su valstybiniam garantijom, kas yra daroma Olandijai, Šveicarijai, Norvegijai, Vokietijai, Austrijai galų gale. Tai to labai reikėtų ir Lietuvoje. Vienas pilotinis objektas jau pastatytas. Dabar apie Tumo šiek tiek. Kai pradėjom dirbti prie Tumo, jį vadinom plastilinu, nes čia buvo sandėlis ir buvo įsikūrusi reklamos agentūra, kuri vadinosi Plastilinas. Nuotraukoje pirmas eskizas, buvo galvota labai paprastai prieiti. Turiu labai gerą draugą, labai gerą stalių. Londone kuris dirba Londone ir mano pirminė idėja buvo, kad
nieko nebūtų, kažkokie šaltibarščių spalvos tapetai, bet visos kėdės būtų rankų darbo, mano ir jo pagamintas. Nepatiko užsakovam šitas pasiūlymas, nes jie galvojo, kad interjeras turėtų būti neutralesnis ir nepasenstantis greitai. Ir kad lankytojai galėtų fokusuotis į maistą, o ne į aktyvią aplinką. Šito pirmo pasiūlymo liko tik tai garsiakalbiai, kuriuos aš labai norėjau seniai pagaminti ir čia taip sutapo, kad Darius Žakaitis, kuris kuravo šitą projektą, nusižiūrėjo iš draugų vardų ir norėjo labai specialių pagal spec užsakymą gaminamų garsiakalbio. Tai greitai įbrukau šitą pasiūlymą ir jis buvo įgyvendintas. Sudėtingumas su šituo objektu buvo tas, kad jie žinojo, kad nori įkurti restoraną, žinojo, kad nori įkurti pirtį, bet nežinojo, kas operuos visu tuo. Tai jie komunikavo kažkokias bendrinės idėjas, kaip tai turėtų, kaip jų įsivaizdavimo tai turėtų vykti, bet jos buvo per daug bendros ir jos nuolat keitėsi. Tai pradžioj mes pradėjom nuo 200 kvadratų, viršuje turėjo būti ofisas, o baigėm 400 kvadratų, nes prisijungė viršus, kitos erdvės ir vienu metu įsijungė jau operatoriai, kurie Trako gatvėje turi Saduto, Tuto ir Adatą, čia Naugarduko gatvėje. Ir niekada netikėjau, kad jie iki galo praeis visą estafetę, bet jie dabar čia ir operuoja visų šituo kompleksu. Čia nuotraukoj viena pirmųjų prezentacijų, kur matote garsiakalbį ir kažkokius tai fragmentus iš mano kolekcijos, kuriuos aš turėjau ir galvojau, kad galbūt jos būtų galima panaudoti čia. Tai čia toksai atvirkštinis projektavimas, kur medžiaga pasisiūlo pati kuo būti, sakykime, arba nepasisiūlo. Tai pavyzdžiui, labai gražus uosio blokai, skydai nepasisiūlė čia atsirasti. Vėlgi iš akmenyno atkeliavusi atraiža. Pagaminau vazonus granitinius, galvodamas, kad galbūt jie galėtų atsirasti kaip objektas. Čia du iš jų nusėdo čia. Labai įspūdingas gražus šviestuvas. Kartais paštu siunčiant suskyla dalykai, susigadina. Skelbiu LT radom 2 gimnastikos ožius. Ir kadangi mano požiūris dažniausiai į erdvę yra kaip į kažkokį landšaftą arba skulptūrų parką, man kiekvienas objektas pats savaime jisai yra inspiracinis, tai 50 eurų 2 ožiai. Čia kaip tik tuo metu sutapo, kad vyko Lelijos fabriko griovimas ir
tie patys žmonės, kuriem priklauso šita vieta, jie vykdo ten kitą kompleksą ir vadovaujasi dabar madingom žiedinės ekonomikos, reiškia, dabar madingais žiedinės ekonomikos principais ir neišmeta ten esamų paviršių ir medžiagų. Tai čia paimtos labai keistos cementinės plytelės, kurios imituoja marmurą ir išpjautas į mozaiką su idėja, kad galbūt panaudoti jas čionais. Skelbu LT nupirkom 30 buvusių kojų, kurios perdažytos ir nujuodintos, buvo restauruotas, atsidūrė čionais. Kadangi žinojom, jog čia bus muzikos klausymo vieta, tai vėlgi mano seniai turėtas žavesys koncertų salėm atrado progą būti išreikštas, nes koncertų salės jos kaip taisyklė turi paviršius, kurios atspindi garsą skirtingom kryptim. Ir šiuo atveju mes ieškojom Raino algoritmo, kuris galėtų išskleisti įgaubtą arba išgaubtą paviršių ir be jokio atsikartojimo. Tai tą programą mes surašėm ir jis sugeneravo paviršius, kurie būdingi yra garso klausymo aplinkoms. Tada buvo klausimas, kaip tai pagaminti ir sugalvojame techninį būdą, kad kaip sutaupyti, reiškia, mašinos laiko. Ir buvo pagaminta speciali freza, kuri vienu kirčiu, reiškia, išima visą plotą, nes kitu atveju, reiškia, su tradiciniais įrankiais tai būtų labai daug darbo valandų ir labai brangus gautųsi šitas labai brangi gamyba. Čia nuotrauka klojinio, naudojam fanierą. Čia nuotraukai matot vitražų segmentus, kuriuos labai keistų būdų gavome. Mes su Aiste ir Kamile važiavome į Klaipėdą į konkursinio darbo peržiūrą ir ėjome Jononio gatve, atkreipėme dėmesį į griaunamą objektą ir kadangi ant tvoros buvo užrašytas statybininkų telefonas, aš nedelsdamas jiem paskambinau su klausimu, ar negalėtų atiduoti vitražo. Ir jie pasakė, jog turi dar kreiptis į savivaldybę, į, reiškia, galeriją. Ir po mėnesio sužinojom, kad nei savivaldybė, nei Domšaičio galerija nepriima to vitražo, negavo jie teigiamą atsakymą ir mes tarsi turime teisę jį pasimti. Tai gyvename tokiais laikais, kur eidamas gatve dovanų gali gauti neįkainojamas vertės meno kūrinį. Tai mano galvojimas yra toks, kad tie segmentai čionais, kurie pakabinti yra, jie čia laikinai, kadangi jie yra visų mūsų turtas, jie turėtų, reiškia, būti kažkurio momentu atsirasti kažkokiam architektūriam viešam objekte, jeigu atsiras tokia galimybė. Tai iš šito erdvė irgi žiūrėti kaip į sandėlį, kur laikinai pasaugojimas yra šitas nuostabus kūrinys. Šito vitražo autorė yra Marija Anortė Mackelaitė, kuri liktai dar gyva, bet liktai gyvena senelių namuose.
labai buvo fainas procesas ieškoti granitinių paviršių stalviršiam, tai aš važiavau dėl kito projekto važiavau į Skuodo rajoną ir susipažinau su akmenistais, kurie pasirodė Viliaus Orvido pusbrolis dirbo. Vat, ir jeigu atkreipė dėmesį, šitas akmuo, šitas paviršius turi tokius raudonus perėjimus, kai kurie iš pilko į raudoną. Ir pasirodo, tai yra dėl to, kad ilgai lauke stovėjęs riedulys, jis bus įgėręs kažkokią tai oksidą, kažkokią tai medžiagą, kuris neįtikėtinai per tokį gylį, kuris jį nudažęs yra. Tai karjerinis akmuo to niekada neturėtų, tokio švelnaus perėjimo. Matote, kontūras yra riedulio formas ir prie kiekvieno buvo prieita ir rastas būdas, kaip jį išpjauti. Čia statybų procesas, pirties lubų klojinys. Lubos betoninės. Čia yra, kadangi mes naudojam audinius iš atraižų, tai jų buvo kiek jų buvo ir buvo galvojama kaip sukomponuoti, reiškia, apmušalus taip, kad audinio užtektų. Čia yra grindų įrengimo procesas. Tai galėčiau daug kalbėti apie savo požiūrį į medžiagas, tai aš labai esu įtarus, reiškia, premiksams arba kažkokiam statybiniam mišiniam, kurie paruošti ir kurių receptai nėra užrašyti. Tai jeigu jūs perkat iš senukų arba ermitažo, kad ir tinka, kad ir skiedinį, dažniausiai bus prierašas tas ir anas ir kiti technologiniai priedai. Ir jeigu jūs pasigilinsit, kas yra tie technologiniai priedai, greičiausiai jums nepasakys, bet greičiausiai tai yra plastifikatoriai, kurie turi labai nepageidautiną priemonę, taip ftalatą, kuris yra angliškai vadinasi forever chemical. Jis labai palengvina darbą, bet kita vertus jisai yra nesunaikinamas ir taršus ir jo poveikis žmonėm nėra aiškus. ES žadėjo šiais metais jį uždrausti, bet ar uždrausti nėra aišku. Tai, ką noriu pasakyti, kad čia buvo maišoma išlyginamasis sluoksnis iš labai aiškių medžiagų. Tai buvo smėlis, cementas, baltas cementas ir geležies oksidas, kuris yra raudonas. Tai viršuje antram aukšte yra šitos grindys, kurios kalba apie tai, kad jos pačios žino, iš ko yra padarytas. Labai visada yra fainai bendradarbiauti su kažką įrenginėjant. Tai čia Antanas Gerlikas ir Jonas Žukauskas labai gražius suolus pagamino. Sutiko ir jie yra pirties erdvėje. Jų vienintelis trūkumas, kad jie būdami ten daro gėdą šiaip paprastom lentom. Čia šlifavimo procesas, tai tas grindų įrengimas, sakykime, terasų, jisai yra labai brangus, tai mano receptas yra toks naudoti mažesnį agregatą, kurio nereikia tiek daug šlifuoti, kelis kartus pereiti ir gaunamas tvirtas, patvarus ir mano supratimu gan estetiškas. Ne toks išraiškingas kaip teraso, bet gan estetiškas paviršius.
gal ir pabaigsiu.